Sveiki! Tikriausiai visi sutiksit, kad su didžiausiu entuziazmu veiklos imamės tada, kai mums tą veiklą parodo, į ją įtraukia žmonės, kuriais mes pasitikime. Lygiai taip pat ir man nutiko su globos ambasadoriaus pareigomis. Taip, aš tai suvokiu kaip pareigą skleisti žinią, jog verta tapti globėjais, globotojais. Ir tą žinią man įskiepijo mano buvusi mokytoja Rasa, kuri pati yra įsitraukusi į šitą veiklą ir kuri, iš tikrųjų, man nuo pat mažens skiepijo tas vertybės per tikybos pamokas, o šiandien aš matau jos pavyzdį, kaip ji elgiasi, kaip ji gyvena ir kokią žinią skleidžia. Tai štai, kai pasidalinam kažkuo, visą tai padvigubėja. Ir pirmiausiai padvigubėja mumyse pačiuose. Aš ir dar kartą noriu visus, kurie dabar matote, paskatinti. Nepabijokit prieiti prie vaiko, kuriam galbūt kartais tik vieno žodžio reikia. Tokio globėjiško, tėviško ar motiniško žodžio, kuris tuo tėviškumu ar motiniškumu gali tapti jūsų lūpose. Vaikai yra vaikai. Ir mes esame čia tam, kad pasirūpintume mūsų ateinančiomis kartomis.